Tam, kad gimtų menas, reikia peno. Vieni jį perka menininkų mekose, kiti kremta jį paskubomis, lyg norėdami, kad niekas jo netimtų. Tačiau jis čia niekad šaukštais peno nesėmė, todėl dabar ramiai geria kavą. Martynas Petreikis, jaunas menininkas, jaunojo tapytojo prizo konkurse šiemet pripažintas geriausiu. Jau praeitais metais, man atrodo, aš beras jau kažkaip galvojau, kad galbūt jau reikėtų sudalyvauti, bet dar kažkaip suabejojau savimi, suabejojau savo darbais ir savo kūrybą, na, o šiais metais irgi paskutinę naktį išsiunčiau darbus. Visiškai buvau didžiuliai dilemai, ta prasme, su savimi, bet galvoju, tik to reikia galbūt pagaliau pabandyti, kiek galima tęsti, kiek galima laukti ir kiek galima sėdėti užsidarius su savo darbais ir niekam nerodyti. Dabar pabandysime ir mes nutapyti tapytojo portretą, kurį ko gero reikėtų pradėti nuo vietos. Tai va, čia. Aš esu iš Plunkės, esu tikrai žemaitis. Visai ne taip seniai baigiau magistrantūros studijas Šiauliuose, tapybos studijas be abejonės. Ir šiai dienai dirbu mokykloje, esu mokytojas ir laisvai kuriantis, tarkim, menininkas. Toliau tapant labai svarbi šviesa ir be abejo spalvos. Tai gal žalias menininkas? Dar kitaip. Nežinau, sunku pasakyti, kas yra jaunas menininkas. Galbūt tas, kuris jaučia, kad jam dar labai daug ką reikia atrasti, jis yra žingeidus, visko norintis išbandyti. Čia idėjos verda. Pirmaisiais potėpiais piešiame Martyno ir ne tik jo nuotaikas. Man tai yra tiesiog galimybė kalbėti ir viską išreikšti vaizdais. Kadangi dažnai galima sakyti menininką arba dailininką, ar ne, tiek video menininkai gali būti taip pavadinti. Mes nemėgstame kalbėti, mes tiesiog visas emocijas ir vidinį potencialą viską perteikiame plokštumoje. Veidai – egzistencinė individo būtis postmodernioje visuomenėje. Tai ne mūsų mintis stebint peną besisemiančių žmonės. Tai pavadintas Martyno paveikslų ciklas, atnešęs jaunojo tapytojo pripažinimą. Tai yra mano paties refleksija į mane supančią aplinką ir tai yra portretai žmonių, jaunų žmonių portretai. Vizualizuojami, kurie galbūt nesijaučia pilnavertiški arba nesijaučia saugūs šiandieninėje visuomenėje. Mūsų tapomame Martyno paveiksle turime paryškinti detalės, kaip lengvai jis pastebi grožį ir kaip iš nieko jis gali grožį sukurti. Mane daugiau domina figūratyvas, tai kas susijęs su žmogumi, su personažu. Ir net ir mortinė labai man patiko. Ir studijų laikais atsimačiau labai nemėgdavau. Ten tos gėlės, moliūgai visokie, tai ne man, nemėgstu. Oi, kokios gražios gėlės. Čia tinka. Tačiau tam, kad taptum tikras tapytojas, nepakanka to, ką išvardijome kurdami jauno menininko Martyno Petreikio portretą. Tapytojų tampi tada, kada atidarai duris į studiją ir užuodi dažų kvapą. Kol kiti menininkų mekoje laukia eilėje prie peno, jaunas tapytojas iš provincijos nominuotas be eilės. Dabar jo menas yra penas, jūsų akims ir sielai.